Labą vakarą. Šį vakarą tęsėme praėjusioje laidoje pradėtą pasakoti dviejų seserų Solveigos ir Senilgos paieškų istoriją. Trumpai priminsiu, kad ši istorija prieš daugel metų prasidėjusi Lietuvoje netikėtai perkelė mus į Didžiąją Britaniją ir Gruziją. Tačiau prieš tai dar keli pagalbos prašymai. Ir kaip visada pristatydama juos, raginu, būkite atidus. Juk ir Solveigos istorija prasidėjo būtent nuo tokio pat kupino nevilties pagalbos prašymo. O štai šį vakarą mes jau turime jai ką papasakoti. Tad ar turėsime ką papasakoti žmonėms, kuriuos pamatysite netrukus, priklausys ir nuo jūsų. Aš Egidijus Volkovas, ieškau savo brolio. Mano duomenimis žinoma vardu ir pavardę, tai dabar Aleksandro Čiumak. Tik tais nežinau, nei kur jisai gyvena, nei jo buvimo vietų nežinau. Gal jis to net nežino, kad čia ieško jo brolis, kad jisai aplamai turi brolių ir seserų turi. Norėčiau, gal jis ir žiūri šitą laidą, norėčiau, kad paprasčiausiai žinotų, kad kažkas tai kažkur tai jo ieško ir jisai yra taip pat reikalingas mūsų šeimoje. Matomai, jūs mane dar šiek tiek prisimenat. Tai aš tas pats Adolfas Augustinavičius, buvęs jūsų kurso draugas. Na ir mes kartu baigiam Kauno medicinos institutą, tuo metu 68 metais. Norėčiau jūs pakviesti, suorganizuoti susitikimą praėjus 30 metų mūsų bendro darbo. Todėl, kur jūs bebūtumėte, ką bedirbtumėte, ar poilsiautumėte, ar kitaip tvarkytumėte savo gyvenimą, norėčiau su jumis susitikti, pasidalinti gyvenimo įspūdžiais, džiaugsmais, nesėkmėmis. Praėjusioje laidoje pradėjome pasakoti dviejų seserų paieškų istoriją. Trumpai priminsime. Maždaug prieš pusmetį į laidą kreipėsi 6 metus Londone gyvenanti ir dirbanti lietuvaitė Solveiga. Po 10 mečius trukusių dvejonių Solveiga pagaliau ryžosi ieškoti vienintelės savo sesers. Kad turi seserį, Solveiga sužinojo paauglystėje, augdama vaikų globos namuose, kai atsitiktinai perskaitė įrašą savo byloje. Ir buvo parašyta broliai seserys Senilga Paulauskaitė, 78 gimimo. Ir viskas, daugiau aš nieko nežinau. Daugiau apie seserį Solveiga nežinojo nieko. Laiškuose klausiama apie paliktą jaunėlę dukterį, mama taip pat negalėjo nieko paaiškinti. Mama pasakė, parašė laiške, kad dėl aš dar per maža, nesuprasiu aš jūs, o kaip augsiu, man viską paaiškins. Bėgo metai, tačiau nei Solveiga, nei jos artimieji, nei mes negalėjome aptikti jokių dingusios Senilgos pėdsakų. Jokiuose Lietuvos vaikų globos namuose įrašų apie tokią nebuvo. Ir tik tada, kai kelis kartus laidoje parodėme Solveigos prašymą, palengva ėmė skleistis 30 metų senumo įvykiai. Taip, aš prisiminiau tos gruzinus, tokie labai simpatiški žmonės ir kaip jie apsidžiaugė tą mergytę, va šitą tai aš prisimenu. 1980 vasarą dar 2 metukų neturinti Senilga Paulauskaitė buvo įvaikinta gruzinų Achobazių šeimos ir išvežta į Gruziją. Kaip karo nusiaubtoje Gruzijoje surasti šeimą prieš 30 metų įsivaikinusią mergaitę iš Lietuvos? Ar norės jie mylimai ir globojamai įduktai atskleisti tiesą? Ir pagaliau ar ji pati, 30 metų esanti tikra, jog yra gruzinė, norės tą tiesą žinoti? Spėk, kaip reagavo tavo sesuo, kaip reagavo Irina Senilga? Nežinau, nes kurio vardu geriau dabar ją vadinti, turbūt vis vien Irina.
Kaip? Aš net neįsivaizduoju. Na, o kaip manai? Pirmiausia, aš tai galvočiau, kad kažkas tai mane razigrat, kaip sako, nori. Kad čia mes tau pūkštą kažkokį tai norime iškrėsti, taip? Tu negali to patikėti? Sunku tai suvokti, kad tavo sesuo gyvena kažkur Gruzijoje? Aš vis viena tikėjausi, net jeigu ją ir įsivaikino, kas nors vis viena tikėjausi, kad jinai čionais bus. Na, o įdomu sužinot, kokiagi buvo vis dėlto tavo sesers reakcija. Aišku, įdomu. Tai ką, žiūrime toliau? Pasižiūrėk. Pavardė Chobadzė gana dažna Gruzijoje. Mūsų paiešką sunkino ir tai, kad per 30 metų daug kas keičiasi ne tik žmogaus gyvenime. Gruzija, kaip ir Lietuva, išgyveno regis nepajudinamos santvarkos griūtį. Daug šeimų, paveiktų perversmų, karinių konfliktų grėsmės, ekonominio nuosmukio keitė gyvenamąją vietą, bėgo iš šalies. O mes žinojome tik tiek, jog prieš 30 metų tavo seserį Sinilgą įsivaikinę Chobadzės gyveno kažkur Samtredijos rajone. Ir net tuomet, kai žingsnis po žingsnio padedant daugybei žmonių priartėjome prie tų, kurių ieškojome, supratome, jog tokiais atvejais visuomet sunkiausia būna kas kita. Kaip ir kokiais žodžiais prabilti į tuos, kurie daug metų gyveno kaip darni šeima. Į tuos, kurie prieš daug metų suteikė kažkada paliktai ir niekam nereikalingai lietuvių mergaitai naują gyvenimą. Ar norės jie po daug metų atskleisti jai jos gyvenimo paslaptį? Pagaliau, ar ji pati norės tai žinoti? Atsakyti į šios klausimus galėjo tik jie patys. Jausmingas, grakštus, muzikalus. Visuomet sulaukiantis išskirtinio žiūrovų dėmesio dailus iščiuožimas. 2009 Europos dailiojo čiuožimo čempionato atidarimas. Antradienį, sausio 20 dieną, 18:45 tiesiogiai iš Helsinkio per Lietuvos televiziją. Sveiki. Gilėjant ekonominiai krizai neabejojama, dažnės protesto akcijų prieš darbdavius ir valdžią. Viena jų jau rytoj organizuojama Vilniuje. Tad labame ryte apie legalias protesto formas kalbėsime su teisininku. Įsibėgėjo slidinėjimo sezonas. Laidoje klausime, ar būtina važiuoti į tolimą šalis, ieškant kalnų, trasų ir sniego. Pasuksime į Kvapų banką, kur lavinama kriminalistų šunų uoslė. Be to laidoje naujausios kino premjeros ir žinoma gardus penktadieninis rytas. Mokysimės pasigaminti labai sočius airiškus pusryčius. Savaitgalio laukime kartu. Projekto partnerė Vilniaus teisės ir verslo kolegija. Kokių tikslų esi užsibrėžusi gyvenime siekti? Žinoma, kaip ir visi, gerai pabaigti mokyklą, universitetą, o tada norėčiau dirbti ES institucijose. Eiti pirmin, tik pirmin. Noriu padaryti tai, ko dar niekas nėra padaręs ir savo darbais padėti žmonijai. Pastatyti didelį namą beglobiams vaikams ir išmokti groti fortepijoną. Trumpalaikių tikslų nekuriu, o toks viso gyvenimo būtų tikslas, kad galėčiau mirti šypsodamasis, taip gyventi. Muzikinė, pramoginė, tiesioginė laida vaikam ir ne vaikam. Teles, bim, bam ir gera nuotaika, gerame būryje, garantuota. Savo žiūrovų laukiu 9:30 Lietuvos televizijoje, Konarskio 49. Štai šitoje saulėtoje ir gražioje mūsų studijoje ir tai bus... Vaikam ir ne vaikam. Antrojoje laidų apie Čiurlionį ir jo epochą ciklo dalyje meno pasaulio skandalai, kuriuo apsuptyje brendo jo talentas. Ir jo paties pasirinktoji kryptis link vaizdų įkūnijančių tai, kas neregima. Kviečiame žiūrėti šį šeštadienį, 15 val. Aš tavęs šiandien tyčia ieškoju. Gerai, pažiūrėsim, jau pažiūrėsim. Nu, ko tu tinžiukai? Tu imk atiduok man skolą, paskui nors ant kolono užlipu į heksą. Leidite, aš tau nieko nesakau. Ko?
pas tave ir laivumas. Viskas tu esi nendrė. Nendrė esi ne mergaitė. Legendinis Kauno dramos teatro spektaklis. Antano Keturakio komedija Amerika pirtyje. Sausio 17 dieną, šeštadienį, 10:30 per Lietuvos televiziją. Nacionalinis dainų konkursas Dainų daina. 6 dainos jau pusfinalyje. Konkursas tęsiasi šį šeštadienį. Dainuos Biks, Biplan, Taja, Iva, Deivis, Siela, Linas Adomaitis, Kastaneda, Urtė, Stoleris, Rosita Čivilytė, Donatas Montvydas, Rūta Ščegolevaitė. Dainų daina šį šeštadienį 21 valandą per Lietuvos televiziją. Našlaitė Katerina kaip pilkas žvirblelis. Vis glostė savo pilvelį ir braukė ašaras. Nėščia, be namų, darbo, prisiglaudusi pas svetimus, visai viena, ji net kraitelio kūdikiui neturi. Visas jos likimas tikra vargo vakarienė. Prisvilusią gyvenimo košę kabina ir aušra. Ypač po to, kai susirgo sunkia depresija nuo išgyventų šeimos savižudybių. O lemtingų šaukštų tapo gudraus kaip kranklys tarpininko paslaugos atsisukę moteriais kolomis. Istorijos margos kaip genys, kaip įprasta, Bėdų turguje sekmadienį vakare. Pinigai ar dar daugiau pinigų? Vėl paklaus Marius Jampolskis šeštadienį. Kol svarstysite, ką pasirinkti, galit likti nuogas prieš visą Lietuvą. Šmaikštuolis Marius jūs išrengs vien žodžiais, atskleisdamas drovumą, drąsą, baimės, godulį ir širdies paslaptis. Bet dėl $500 000 juk verta rizikuoti. Praturtėkite ir būkite turtingi. Širdies ir pinigų drama Tuzinas auksinių šeštadienį 18 valandą per LTV. Pirmieji studentai lietuviai studijavę užsienio universitetuose rašytiniuose šaltiniuose minimi jau nuo 14 amžiaus. Vėliau imta mąstyti, kad Lietuvoje reikia turėti savo universitetą. Šis poreikis sustiprėjo, kai ėmė plisti protestantų tikėjimas. Kad būtų atkurta katalikiškoji krašto tradicija, katalikai suskubo steigti savo mokyklas. 1570 metais Vilniaus vyskupo Valerijono Protasevičiaus rūpesčių buvo įkurta Vilniaus jėzuitų kolegija. O 1579 metų balandžio 1 dieną Lietuvos Lenkijos karalius Steponas Batoras, supratė švietimo reikšmę, Vilniaus kolegiją pavertė universitetu. Ir popiežius Grigalius XIII universiteto privilegiją patvirtino. Tai buvo didžiausias Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kultūrinio gyvenimo įvykis. Pavardė Chobadzė gana dažna Gruzijoje. Mūsų paiešką sunkino ir tai, kad per 30 metų daug kas keičiasi ne tik žmogaus gyvenime. Gruzija, kaip ir Lietuva, išgyveno regis nepajudinamos santvarkos griūtį. Daug šeimų, paveiktų perversmų, karinių konfliktų grėsmės, ekonominio nuosmukio keitė gyvenamąją vietą, bėgo iš šalies. O mes žinojome tik tiek, jog prieš 30 metų tavo seserį Sinilgą įsivaikinę Chobadzės gyveno kažkur Samtredijos rajone. Ir net tuomet, kai žingsnis po žingsnio padedant daugybei žmonių, priartėjome prie tų, kurių ieškojome, supratome, jog tokiais atvejais visuomet sunkiausia būna kas kita. Kaip ir kokiais žodžiais prabilti į tuos, kurie daug metų gyveno kaip darni šeima. Į tuos, kurie prieš daug metų suteikė kažkada paliktai ir niekam nereikalingai lietuvių mergaitai naują gyvenimą. Ar norės jie po daug metų atskleisti jai jos gyvenimo paslaptį? Pagaliau, ar ji pati norės tai žinoti? Atsakyti į šios klausimus galėjo tik jie patys. Даже об этом речи никогда. Apie tai nebuvo net kalbos. Nuo mažų dienų ji buvo mums kaip tikra duktė. Man buvo kaip tikra dukterė čia, o Marinai ir Badriui buvo kaip tikra duktė. Родная племянница, и для Бадри, и для Марины она была как родная дочь, так что об этом даже речи не могло быть.
Но, можно подумать, это была, честно признаться, полная неожиданность для меня. Tiesą pasakius, man tai buvo labai netikėta, juk praėjo šitiek metų. Aš galvojau, kad jai reikėtų pasakyti tiesą, tačiau jūsų skambutis man buvo smūgis. Nežinau, kaip tai įvertins mano svainė, Irinos įmotė. Ir svarbiausia, nenorėjau traumuoti pačios Irinos. Svarsčiau, kaip ji reaguos tai sužinojus. Ji labai emocionali. Nežinau, kaip jie gali paveikti tokią žinią. Galvojau vieną apie tai, apie ją. Я не хотел травмировать душу Ирины. Я думал, что как Ирина это узнает, какие у нее, она у нас очень эмоциональная, как это воспримет. Просто я думал об этом. Štai tokia tavo seserį Sinilga iš Vilkijos ligoninės į Gruziją atsivežė Marina ir Badris Achobadzės. Sinilga Paulauskaitė tapo Irina Achobadzė, tad nuo šiol ją taip ir vadinsime. Marina, o jūs prisimenate, kokią ją pamatėte dar tada, kai buvote Kaune? Taip, prisimenu, ji buvo maniežė, kaip tik valgė manų košę. Man įstrigo, kad visus vaikučius maitino manų košę iš vieno dubenėlio ir vienu šaukštu. Tai man nepatiko, gal todėl tai taip ir įsidėmėjau. Что-то это мне не понравилось. С одной ложкой, с одной тазиком. Всех подавали ману и кашу. O kodėl jūs būtent ją pasirinkote? Nežinau, tai vyras ją pasirinko. Beje, ji buvo mažiausiai patraukli iš visų. Turiu jos nuotrauką. Tačiau vyras pasirinko būtent ją. Ближайший, по всяком случае. Ну, хотел обязательно вот это. O kodėl? Nežinau, tačiau aš sutikau, o jau kai paėmiau, tai labai mylėjau. Kiek tik galėjau, jai niekada nieko netrūko. С этого момента, конечно, я уже любила. Но после того, о чем говорить, что у меня возможность входила, ничего не... Все сделала. O jūs ilgai stebėjote, svarstėte, imti ją ar kitą, gal visai neimti? Ne, mes gyvenome viešbutyje tas 10 dienų, kol buvo tvarkomi dokumentai ir ją lankydavome. Ir kai tik galėjome, pasiėmėme. Что это ребенку надо было взять? Ну, там же надо было оформлять документы. Поэтому мы задержались там. O jūs neklausėte, ar ji turi dar seserų? Ne, apie tai nieko nežinojau. Ir jums niekas to nesakė? Ne, nesakė. Jeigu būtume žinoję, tai tą vaiką irgi būtume pasiėmę. Garbė žodis, kad augtų kartu, vargšelį. Štai taip, Solveiga, tik todėl, kad buvai vyresnė ir tuo metu jau augai kitame mieste ir kituose vaikų globos namuose, neatsidūrė į Didžichaišyje, antrame pagal dydį Gruzijos kaime, garsiame tuo, kad jame gimė ir gyveno žymus Gruzijos publicistas, demokratas Černiševskio ir Dobroliubovo bendražygis Niko Nikoladzė. Tavo seserį Marina ir Badris atsivežė į šį didelį erdvų Achobadzių šeimos namą. Irinos dėdė, Badrio brolis Viktoras, prisimena. Они поехали в Литву и привезли нам. Jie nuvažiavo į Lietuvą ir atvežė mums Iriną. Ji buvo tokia mažutė, tokia smulkutė, trapi. Niekada to nepamiršiu. Kaip paaiškintumėte tai, kad Badris dar Gruzijoje pasirinko būtent Kauną, pasirinko tą ligoninę, iš kurios įsivaikino Irina? Они поехали туда целенаправленно. Taip, jie ten vyko tikslingai. Tai buvo mano brolio paslaptis. Jis sąmoningai važiavo ten. Žinojo, kur važiuoja ir ko važiuoja. Tai buvo jo paslaptis, kuri jums leidus taip ir liks su manimi. Kažkada aš broliui pažadėjau išsaugoti jo paslaptį. Todėl neklausinėkite to manęs. В свое время я брату обещал, чтобы сохранить эту тайну. И, пожалуйста, не спрашивайте по этому поводу. Šiame name, tarp žydinčių rožių, magnolijų, rudenį nokstant raugeriškiams, citrinoms, persimonams ir riešutams, bėgo Irinos vaikystė. Čia jai netrūko meilės. Įtėvių šeima, dėdė, teta, pusbroliai, meilės ir šilumos eikėjo jai negailėdami, už du.
Tuomet Irina dar nežinojo, kad jos atsiradimas šioje gruzinų šeimoje buvo tiesiogiai susijęs su didžiaja netektimi. Tada, kai Senilga gimė nelaukiama vienoje lietuvių šeimoje, Ahobacių šeima palaidojo 2 metukų dar neturinčią Badrio ir Marinos dukrelę Sofiko. Po staigios dukters mirties Marina buvo visiškai palūžusi, o Badris tuomet patyrė pirmąjį infarktą. Prieš 16 metų pakirstas 4-ojo Badris mirė, jam te buvo 43. Palaidotas šalia dukters ir tėvų, senosiuose Tividžichaišio kapinaitėse. Badrio brolis Viktoras sakė, kad atvažiuodamas iš Tbilisio į kaimą visuomet užsuka čia, apsiramina, būdamas šalia tų, kurie jam tebėra brangus. Čia jis buvo ir tuomet, kai jam paskambinome ir papasakojome apie tave, Irinos ieškančią seserį. Viktoras neskubėjo pasakyti nei taip, nei ne. Svarstė, netgi nutarė pagudrauti, pasakęs mums, kad Irina, kuriai po Badrio mirties jis atstojęs tėvą, šiuo metu yra išvykusi į užsienį, kad turi jo sulaukti, išlaikyti tinkamą momentą atviram pokalbiui. Aš tiesiog tempiau laiką. Man reikėjo laiko pasiruošti. Prisipažįstu, pasakiau jums netiesą. Paprasčiausiai man reikėjo laiko, kad paruošiau Iriną ir visų pirma, pats pasiruošiau. Turėjau apmastyti, kaip tą žinią pateikti. Irina užauginusi ir jos mama tapusi Marina taip pat dvejojo. Žinot, aš niekada negalvojau, kad kada nors teks pasakyti jai tiesą, bet po jūsų skambučio ėmiau galvoti, kaip pasielgti. O kokie argumentai buvo už ir kokie prieš? Bijojau tik vieno, kad Irinai nebūtų pernelyg skaudu apie tai sužinoti. Aš ne akimirkos nesuabejojau, kad ji galėtų mūsų atsisakyti, mus palikti, išvažiuoti į Lietuvą. Apie tai visai negalvojau. Nerimavau tik dėl vieno, kad ji pernelyg nesijaudintų, kad jos tą žinią netraumuotų. Galvojau ir man tiesiog labai pagailo jos sesers, kad ji viena, kad nieko neturi. Garbė žodis, man labai jos gaila. Aš jos nepažįstu, nemačiau, bet sužinojusi, kad ji augo be tėvo, be motinos, kad jos niekas neįsivaikino, vos neišprotėjau, visą naktį nemiegojau. При том, что я сестру, конечно, я же не видела, не знаю ее, но все равно мне жалко. Очень, чтобы узнала, что ни матери, ни отца вообще с ума сошла, целую ночь не спала. Samtredija – nedidelis miestelis už 250 km nuo Tbilisio į Gruzijos vakarus. Pagrindinis tranzitinis kelias, kuriuo nuo Hašūrio pro Gorį į Cchinvalį traukėsi rusų kariuomenė. Pakelėse šiurpokas pastarųjų mėnesių naujadaras. Tūkstančiai laikinai priebėgai pastatytų namukų pabėgėliams iš Pietų Osetijos ir Abchazijos. Patys gruzinai liūdnai juokauja, kad ima panašėti į benamius keturkojus. Mat palikę derlingas žemes, tėvų namus, sklypus, pabėgėliai čia bus priversti įsitvirtinti ilgam. Juk grįžti dažnas nė neturi kur. Ir visgi šiuose nameliuose, kad ir su lauko tualetais, kiek geriau nei perpildytuose miestelių viešbučiuose. Juk įsprausti čia savo žemę ir vynuogienolius palikusi kalnietį yra tas pats, kas atimti iš džigito žirgą. Negi įsižiūrėk, tai ji, tavo sesuo Senilga, Irina. Laiminga nuotaka savo vestuvių su Georgijumi dieną, šiek tiek daugiau nei prieš 5 metus. Irina gydytoja stomatologė, dirba savo namuose įrengtame nedidelėme kabinete. Vėliau mums pasakos, kad jos pacientai dažnai stebėdavėsi, jog ji nėra panaši į tipingą gruzinę ir klausdavė, ar ji neturinti slaviško kraujo. Pabodus neigti, kartą Irina sugalvojo, kad jos močiutė buvusi rusaitė. Pramanas prigijo.
Tačiau net ir suabejojusi, ar iš tiesų yra tikra savo tėvų duktė, Irina niekada negalvojo ir neįtarė, kad gali būti gimusi Lietuvoje. Juk ir gimimo liudijime jos gimimo vieta nurodyta Voronežas. Tik prieš savaitę, specialiai tam sukviestoje šeimos sueigoje, jai buvo pasakyta ir apie Lietuvą, ir apie Kauną, ir apie tave, jos seserį. А ты знаешь, каким именем ты была названа? O tu žinai, kokiu vardu buvai pavadinta? Taip, man mama pasakė, tuoj prisiminsiu. Pamiršau. Синилга. Sinilga. Taip, Sinilga. А твою сестру зовут Сольвейга. Сольвейга. Очень приятно. А фамилию тебе говорили? Да, мама говорила, что я пила. O tavo sesers vardas Solveiga. Solveiga, labai malonu. O pavardę tau sakė? Taip, mama sakė, kad aš buvau, prisimenu tik pabaigą. Aitė. Paulauskaitė. Не помню. Paulauskaitė. Paulauskaitė. И ты знаешь, что этот город Каунас, это твой родной город? Это уже знаю. Сейчас, узнала. В Каунасе есть та больница, в которой ты родилась и в которой тебя оставили. O tu žinai, kad tavo gimtas miestas yra Kaunas? Taip, tai jau žinau. Gražus miestas. Kaune tebėra ligoninė, kurioje tu gimei. Tebėra žmonių, kurie prisimena tave mažiukę, kurie prisimena tavo tėvelius, kurie tave įsivaikino ir išsivežė į Gruziją. Gali būti. Sako, ta šalis mažytė ir tokia šilta kaip Gruzija. Nežinau, tada tikriausiai prisimena. Тогда, наверное, помнит. Ta diena Irina turėjo kur kas daugiau klausimų mums negu mes jai. Ji buvo pritvinkusi noro kuo greičiau viską sužinoti. O tas viskas tilpo į vieną vienintelį žodį – sesuo. Jos suaugusios moters gyvenime staiga atsiradusi sesuo. Вся жизнь ждала кого-то. Чувствовала, не знаю кого. Маме тоже говорила. Visą gyvenimą aš kažko laukiau, jaučiau, nors ir nežinojau, kas tai galėtų būti. Ta savaitė manęs niekas daugiau nedomino, tik ta žinia, kad turiu seserį. Pabundu ir verkiu, man labai jos gaila, nežinau kodėl, aš vis galvoju. Apie ką? Apie seserį. Man pasakė, kad ji viena užaugo, kad ji nieko neturi, apie tai galvoju. Gaila jos. Labai noriu jai padėti, kiek tik galėsiu, kiek tik pajėgsiu, padarysiu viską, kas nuo manęs priklausys, kad tik jai būtų gerai. Думала, что мне сказали, что она только одна выросла, что у нее никого нету. Об этом думала. Жалко было просто. И все. Думала, что как могу, я... как могу или не могу, сделаю ему хорошо. Aš viską jai atiduosiu, aš noriu ją apgaubti tokią šilumą, kokios ji niekada nepatyrė, suteikti jai viską, ko jai trūko. Да, я так думаю, да. Я думаю, что ему не хватало, так как мне сказали. Я все хочу дать ему это тепло. Aš noriu dabar tau parodyti tavo seserį. Gerai. Jungtinė karalystė tebepirmauja pagal naujosios emigracijos bangos mastus. Manoma, kad joje gyvena ir dirba iki 200 000 lietuvių, didžioji dauguma Londone. Pirmą kartą Irina pamatė tave, Solveiga, savo seserį. Tai Solveiga? Kaip visi, užsidirbsi biškį pinigų, grįši į Lietuvą, tenais kažką tai sugalvosiu, tenais. O paskui, kai vis vien atvažiavau, nei kalbos, nieko nežinojau. Pastebėjo net tai, ko nepastebėjome nei aš, nei operatorius. Tavo apgamėlį, mat panašų turi pati. Nerodinga? Be jokio vertimo suprato, kad prašnekai jai. Aš nežinau daugiau, ką tai pasakyti. Kaip tu gyveni? Ar gerai, ar blogai? Tai man sako. Norėtų su tave sutikti, susipažinti. Apkabinti. Supratai, kad jį kreipėsi į tave? Taip. Jis sakė, kad jai visai nesvarbu kokia tu, jai svarbiausia tave sutikti ir apkabinti. Man taip pat, tik tai te rūpi.
Я знаю, что она говорила все равно. Ты поняла, что это слова тебе? Да. Да. Ну что она? Говорила, что ей совсем не важно, какая ты, где ты. Ей важно только, чтобы она могла тебя встретить, тебя обнять, тебя познать и быть с тобой. Только это интересно. Какая она тебе показала? Kokia ji tau pasirodė? Labai gera, net labai. Jeigu jį ieško, vadinasi, ji nori mane pamatyti. Ji labai gera. Aš ją pamačiau ir žinote, net jeigu nieko nežinočiau, vis vien pajausčiau, kad tai ji, mano sesuo. Даже думаю, что если много-много я видела, я все равно чувствовала, что это она была. Galvą būtinai važiuoti, nėra ko važiuoti visai. Конечно, похожие они друг с другом. Особенно вот здесь. Tu, Solveiga, net neįsivaizduoji, kiek kartų tą, o ir kitas dienas šis trumputis tavo skelbimas sukosi šiuose namuose. Visa giminė, tiek Irinos, tiek jos vyro Georgijaus, kaimynai, draugai ir draugės prašė ir prašė parodyti tave, jų Irinos seserį. Tie keli nuoširdūs tavo žodžiai, pasakyti seseriai jiems nesuprantama lietuvių kalba, graudino, buvo cituojami mintinai. Nereikėjo jokio vertimo, juk tai, kas svarbiausia, iš tiesų turbūt girdi širdimi. Я пью за Сольвейгу, всего наилучшего желаю и ждем скорейшей встречи. Всего самого наилучшего желаем. Пожалуйста, пусть она знает, что мы ждем, любим и всегда будем рады видеть ее. За нее. Gruzinų užstalės niekada neapsieina be tostų. Už taiką, už namus, už visus čia esančius ir už tave. Jiems nepažįstama, tačiau jau pamilta Solveiga. Tai buvo šventė. Bene didžiausia jų namuose po Irinos ir Georgijaus vestuvių. O Irina norėjo tik vieno, kad ir tu ją išgirstum. Solveiga. Не знаю, это серьезно. Solveiga, nežinau, kaip tai paaiškinti, bet aš labai labai tave myliu. Aš tavęs laukiau, tave jaučiau. Tikriausiai tu ir esi ta, kurios aš visą gyvenimą laukiau. Aš noriu tik vieno, kad mes kuo greičiau susitiktume. Na tai kokiagi ji tau pasirodė? Aš tikrai nesitikėjau tokios. Kokios tokios? Na dabar pasiaiškink. Kad ji taip šiltai kalbės apie tave? Aš iš tikrųjų net nelabai tikėjausi, kad ir, kaip ir sakiau pirmai, bijojau jos ieškoti, todėl kad galvojau, kad josios nauji tėvai nepasakys jai. Iš tikrųjų taip ir buvo, jos motina nelabai norėjo ir sakyti. Tik tai su viena sąlyga pasakė, todėl kad jūs pasakėt, kad aš viena. Tu nesitikėjai tokios be abejo jos reakcijos. Ne. O tu žinai, jinai mums sakė, kad daugiau niekas niekada negalės iš jos tavęs atimti. Tave myli jau visa jos šeima, jos vyro šeima ir netgi visi turbūt jų gatvės kaimynai. Jau tavęs net nepažinodami. Be abejo, ji labai labai norėjo atvažiuoti į Lietuvą, kad su tavim susitiktų. Tačiau Gruzija, kaip sakiau ir kartoju, po karo. Dauguma Gruzijos gyventojų gyvena žemiau vidutinio lygio. Ir stomatologijos gydyklos, kuriuose dirba tavo štai sesuo, yra veikiau daugumai prabanga, kurie leidi savo tik tai gerokai prispirtas būtinybės. Todėl be abejo kelionė Tbilisis, Vilnius, Tbilisis tikrai nėra pigus malonumas. Ar tai būtų labai apmaudu, jeigu tam, kad judvi susitiktumėt, sukliudytų tokia regis banalybė, tačiau dėja mes visi labai nuo jos priklausomi, pinigai? Ne. Manęs tai tikrai ne. Tavęs nesustabdytų? Tai nori pasakyti, kad jeigu ji negali atvykti į Lietuvą, tu skrisi į Gruziją? Skrisiu. Legendinių šlagerių vakarai prasideda.
mes padainuosim gražiausias dainas. Nesenstančios dainos ir nepakartojami retro duetai. Aš labai bijau, žinok, aš esu savikritiškas. Gražiausios mūsų dienos kaip šventė dainos. Jau šiandien po Panoramos. 42 automobiliai per 2 savaitės. Štai tokios linksmos bus milijono dalybos. Paskubėkit, 21 automobilis jums atiteks jau šį sekmadienį. Eurovaistinėse sausio mėnesį net 40% pigiau. Omega 3 ir maisto papildas Magne 24. Ateikite į Eurovaistinę. Laidoje Gero ūpo jau šį penktadienį varžysis folkloro ansambliai. Jūsų rankose kiekvieno kolektyvo pergalė. Kam atiduosite savo balsą? Serbentėlį iš Domeikovos Kauno rajono ar Dagilėliui iš Ukmergės? Jei nežinote, apsispręsti jums padės svečiai. Spigins iš Telšių ir Palangos Vlado Jurgučio vidurinės mokyklos jaunieji dainininkai. Tad žiūrėkite mūsų laidą jau rytoj iškart po Panoramos ir likite puikios nuotaikos. 9 pergalės iš eilės BBL lygoje iškovojęs Vilniaus Lietuvos Rytas turi puikią progą pratęsti šią seriją, nes jų varžovas šį savaitgalį BBL elitinio pogrupio outsideris Kėdainių Nevėžis. Tik 2 taškus kol kas turinčio Kėdainių klubo laukia milžiniškas iššūkis – dvikova su vienvaldžiu čempionato lyderiu. Šeštadienį 16:10 tiesioginė BBL rungtynių transliacija – Vilniaus Lietuvos Rytas Kėdainių Nevėžis. Tik per Lietuvos televiziją. O buvo taip. Visų laikų populiariausios dainos, labiausiai pamėgti personažai. Viskas, kas geriausia, sukurta per 20 metų. Aš te gitara. Varna, Albertina, kietošinkoje skrisdama nieko. Šaukiauja. Jubiliejinėme Keistuolių teatro gimtadienio koncerte šeštadienį 18:30 per Lietuvos televiziją. Prieš 1,5 metų Lietuvą sukrėtė Naujamiesčio bažnyčios gaisras. Mislingos nelaimės aplinkybės, skaudus išbandymai miestelio žmonėms ir klebonui. Gal kiekvienas mes turim pereiti kažkaip anksčiau ir vėliau tokius žiaurius išmėginimus. Ar nauji bokštai vėl kels žvilgsnį arčiau dangaus? Laidoje Šventadienio mintys sekmadienį 15:30. Skandalų išsekinta šokio garsenybės gyvenimas iš arčiau, kuo tenka mokėti už praeities klaidas Editai Daniūtei. Sijonų ir ekonomikos proporcijos arba kaip optimizuoti vartojimą, bet neprarasti stiliaus. Kuo naujametę naktį šildėsi šalies elitas, pasakiška prabanga ledo rūmuose ir slaptos naujamečių pramogų akimirkos. Koks gyvenimas, toks ir stilius kiekvieno sekmadienio vakarą. Edvardas Lukasas iš Britų The Economist teigia, jog dėl Lietuvai kylančių grėsmių kalti ir pačios Lietuvos politikai, dažnai nekompetentingi ar korumpuoti. Kita tema. Ar Slovakijos ketinimai atnaujinti uždarytos atominės elektrinės darbą realūs? Koks galimas lietuviškas scenarijus? Taip pat redakcijoje laidos apžvalgininko Algimanto Čekuolio komentaras. Žiūrėkite redakciją pirmadienį 21:10 per Lietuvos televiziją. Europos dailiojo čiuožimo čempionate Lietuvai atstovaus jauna pora. Šokėjai ant ledo – Keterina Kopeli ir Deividas Stagniūnas. Tiesiogiai iš Helsinkio Europos dailiojo čiuožimo čempionatas tik per Lietuvos televiziją. Ar prisipažinsite pats, ar norėsite advokato? Kas čia pražaidimas? Aš apmokėsiu tavo skolas. Ko nori už tai? Noriu, kad tu įtikintų vėliau, kad jis privalo su manimi bendrauti. Kaip aš tavęs nekenčiu. Mes turim pakankamai įrodymų, kad tai jūs tamsta suklastojate erotinės nuotraukas su mūsų mokytoja Milda. Eini čia. Tu man čia kažką sakai? Pakeli ir dar dulkes nuputį. Žiūrėk, čia stovi ir laukia kokios nors došis mūkė, ne? Nu ir ką? Čia netyčia tau gavus. Minkis čia gerai, mulkis. Neskubėk gyventi. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio be 5:08 vakare per Lietuvos televiziją.
Labas visiems, aš esu Tomas Šarknickas, buvęs Lietuvos televizijos antro kanalo balsas. Šilti linkėjimai iš gan vėsoko ir žvarbaus Londono. Lietuvos 1000-mečio proga. Linkėjimai visiems. Ar tai būtų labai apmaudu, jeigu tam, kad judvi susitiktumėt, sukliudytų tokia regis banalybė, tačiau dėja mes visi labai nuo jos priklausomi, pinigai? Ne. Manęs tai tikrai ne. Tavęs nesustabdytų. Tai nori pasakyti, kad jeigu ji negali atvykti į Lietuvą, tu skrisi į Gruziją? Skrisiu. Na, gal tu kada nors ir skrisi, bet ne šį vakarą. Dar šiek tiek kantrybės. Pasižiūrėkim. Tuo metu, kai sporto aistruoliai skaičiavo savo numylėtinių laimėjimus Pekino olimpiadoje, toli nuo namų Lietuvoje atsidūrę gruzinai išgyveno ko gera vienas iš siaubingiausių savo gyvenime akimirkų. Vienas iš jų Boržomio atstovybės Europoje generalinis direktorius Iraklis Bokučava. Informaciniai pranešimai apie karo veiksmus jo tėvynėje, transliuojami per Rusijos televiziją, kėlė šiurpą. Lietuvių kalba pateikiamos informacijos jis nesuprato. Su artimaisiais likusiais Tbilisyje nebuvo ryšio. Pagrindinė informacijos citadelė jam, kaip ir kitiems gruzinams, tomis dienomis buvo Gruzijos ambasada Lietuvoje. Matė minias lietuvių, kitos mažos tautos gyventojų palaikymo mitingus, eitines, protesto prieš rusų kariuomenės veiksmus piketus, savanorius, kurie rinko, gabeno labdarą nukentėjusiesiems Gruzijoje, davė kraujo ir net siūlėsi vykti į karo siaubiamas vietas, kad kartu su gruzinais stotų ginti jų žemės. Jautėsi dėkingas ir подрог neramus dėl savo šeimos, savo tautos likimo. Летом, что было в Грузии, это большая трагедия для всех. И я в это время был здесь, в Литве, и я видел, как Литва переживала за Грузию вообще, и как нам поддерживала. И, это были очень тяжелые дни для Грузии. Нельзя не отметить, что Литва очень помогает Грузии, и можно сказать, по всяким вопросам, и как во время войны здесь кровь собирали, и люди сами шли и сдавали, никто им не просил это, и сами там откликивали, что мы тоже пойдем туда, пускай нас будут убивать. Tačiau šį kartą apie poną Iraklį pasakojame ne todėl. Tomis dienomis jis buvo vienas iš daugelio, nei elgesiu, nei jausmais nebuvo išskirtinis. Mums, o ypač tau ir tavo seseriai Solveiga, šis vyras ir jo vadovaujama kompanija išskirtinė tapo dabar, nes būtent jam papasakojome judviejų paieškų istoriją ir būtent jo paprašėme padėti tavo seseriai Irinai atvykti į Lietuvą. Не могли просто не откликнуться. Это был такой случай, что Грузия, Литва, мы как, я не знаю, уже давным-давно мы так дружим, как братья и родственники. И эту историю, когда я услышал, очень обрадовался, можно сказать, что сестры, которые родились в Литве, одна оказалась в Грузии, другая сейчас в Англии живет, но все равно они родные сестры, да, и одна в Грузии живет и считает это своим домом. У нас так сложилась ситуация все время, что мы очень любим Литву, ценим людей здесь, и то же самое можно почувствовать здесь к отношению к грузинам. Поэтому это была такая история, что невозможно было не участвовать в этом. Что бы вы пожелали теперь этим сестрам, которые благодаря вам встретятся? Я бы пожелал, чтобы они хорошо познакомились друг друга на веселье, и дружили, и любили друг друга, и все время с семьями они знали друг друга, и никогда бы не теряли уже. Na, mieloji, tavo sesuo, baisiausiai bijodama, melsdamas ir žegnodamas, atlaikė pirmąjį savo gyvenime skrydį
Ir yra čia studijai, kad su tavim susitiktų. Irina, pasitik seserį Solveigą. Prisėskit dar trumpą mergaitę. Gerai? Dar šiek tiek. Prisėskit. Man taip malonu jūs abi tokias matyti. Žinai, Solveiga, vos prieš kelias valandas tavo sesuo sakė, kad labiausiai jinai bijo. Kaip manai ko? Man jau jinai sakė, kad jeigu aš kad tu patenkinsi smalsumą ir daugiau jinai tau nerūpės. Kaip tai galėtum atsakyti? Ar taip galėtų nutikti? Ne, ne. Niekaip. Tai aš šitiek visą gyvenimą laukiau, žinau, kad sesuo yra ir dabar. Ne. Nepaleisi. Solveiga, tau leidus, aš dabar kalbėsiu rusiškai, там, kad suprastų Ирина. Gerai? Ирина, ну, ты так боялась этой встречи. Я знаю, что ты просто не спала ночей и очень-очень волновалась. Ну и вот ты теперь держишь за руку ту, которую, как сказала, сама ждала всю свою жизнь. Держишь свою кровинку, держишь свою сестру. Что же внутри происходит? Не могу сказать. Не знаю. У меня было в сердце маленькое местечко, что было просто так лежало. А сейчас уже нашла. Только там у нее есть большое местечко на моем сердце. Это называется Сольвейга, называется этот местечко. Ирина, я знаю, что вот в твоей семье очень большую роль сыграл твой дядя, брат твоего, теперь уже можно сказать, приемного отца Баби, да? Что он после смерти брата стал быть для тебя как бы твоим родным отцом и вообще всю жизнь принимал очень большую роль в твоей жизни, да? Да, конечно, очень большую. И ты знаешь, вот странные такие совпадения, но у тебя, как и у Сольвейги, есть действительно родной дядя. Родной дядя, родной брат вашей родной матери. И который, оказывается, тоже хотел очень участвовать и в твоей жизни, как и в жизни Сольвейги, но не успел. Минуточку еще внимания и посмотри, чтоб узнала бы его. Smagu, kad dabar kalbame jau jums abiems, po dešimtmečius trukusios nežinomybės susitikusiams seserims. Moterims, kurias abi labai nori pamatyti jūsų dėdė. Žmogus, galintis daugiausiai papasakoti apie jūsų tėvus ir svarbiausia apie mamą, jos šykščius gyvenimo džiaugsmus ir skaudžias klaidas. Ir va, kaip skirtingi charakteriai, sakau, su seserim, nors atrodo. Vienų tėvų skirtingai yra. Nors jinai buvo tokia per meno, poeziją, jinai rašydavo eilėraščius, turiu laiškus labai gražiai rašydavo, nu ten romanus tiesiog. Raimonda ranką tapydavo, akvarelę, ypač pieštukas, aliejus, nu, pomėgį savo darydavo. Tiesiog ne tas žmogus. Nu, jinai, bet ne tik, kad nesutiko, bet ir jinai nenorėjo jinai dirbti gamyboje ar kažkur tai, o mokslas vėl savo, jinai galėjo per dieną skaityti ten Balzaką kokį ir komentuoti ir parašyti kažkokią epigramą ten ar ką nors ten, eilėraštį ar ką. Va, jinai tokia buvo ant to kanto. Nu taip, susiklausė geras, taip.
Sinilga, tu gimei 3 savaitėm anksčiau laiko. Kuomet su mama gulėjote ligoninėje, Solveiga buvo likusi namuose su seneliais. Ačiū, broli, kad bent tu atėjai, nes jau baigiau užsižliumti. Solveiga, pabučiuok nuo manęs. Jeigu nešalta, išvesk ją į lauką. Alfredas turbūt jie visai nesirūpina, net atėjęs nebuvo. Visa laimė, kad tu bent padedi, o tai gal gatvėje nustipusi būčiau. Palatai mes 3. Joms tai neša mergytes maitinti, o man pas jas ir vyrai ateina. O aš, Dieve, nei kam rūpi, nei ką. Nežinau nei ką daryti, nei kaip toliau gyventi. Liūdnos buvo tai dienos. Ir ne tėvas atvyko pasiimti tavęs iš ligoninės, ne jis. Tave kartu su mama iš ligoninės parvežė dėdė. Kad aš, tėvas nevažiavo pasiimti, aš bachūras nuvažiavau pasiėmiau seserį iš gimdymo namų, parsivežiau, nupirkau vežimuką ir parsivežėme. Dar kai buvau, kaip mokiausi, kad ten ta stipendija buvo, pensija senelio maža, tai stipendiją atiduodavau, kaip sakant, pragyvenimui. Tai savo išlaidom užsidirdavau, eidami vagonus krauti, stoti ar ką, tai visieną ten kokią 10 rublių uždirbė, tai jau didelis pinigas buvo. Tai va. Ir dar, būtent dėdė prisiminė, koks kino filmas lėmė tavo vardą. Buvo filmas rusų apie Sibirą, tai pasakysiu. Nežinau, sukasi filmas. Sinilga išvertus į lietuvių kalbą balta kaip sniegas. Čia yra Sibiro tautų vardas, Sinilga. Filmas vadinosi Rūsčioji upė. Tu gimei per Kalėdas, kai aplink žėrėjo sniegas. Ir taip norisi tikėti, kad ir tu, ir Solveiga, ir Gražvildas daugiau niekada непрорасите vienas kito. Вот так, Ирина, вот так волею судьбы получается. То, что ты слышала, это рассказ о тебе, о твоих первых днях, твоей жизни, которых, конечно, ты не помнишь. Но у тебя есть дядя не только в Грузии. У тебя есть дядя и в Литве. Ты его еще не знаешь. Но он тоже, так же, как и Сольвейга, всю жизнь мечтал не только сам встретить тебя, но и чтоб вы встретились. Встречай своего дядю. Посетите дядя. Обкабинки, докторечек. Тарас, я за вас обоих, что встретились. Я никогда не верил, что вы встретитесь. Štai tokia ta istorija, kuri dar kartą tarsi paliudija mums, kad ir kokioje šalyje žmogus begyventų, kad ir kokiais vardais besivadintų ir kokius žmonės bevadintų mama, tėvų, seserimis ar broliais, yra tas nenusakomas kraujo ryšys. Kaip sakė vienas mūsų laidos herojus, ta pati genų kombinacija. Ir nieko čia nepadarysi. Trumpai apie kitos savaitės laidą ir likite sveiki. Pirmą kartą laida Nacionalinė paieškų tarnyba ryžosi ieškoti tėvo nesantuokiniai dukrai. Manau, kad tai gali būti didelį kliūtį šeimai. Algimai dar nebuvo 15, kai ne tėvas, ne motina, o būtent ji buvo priversta lemti savo jaunesnių broliukų likimą. Klausė, ar aš sutinku, kad broliukas išvažiuotų į Ameriką. Pribloškianti atvirumu, privertusi ne kartą jos dalyvius pasijausti nejaukiai istorija, ketvirtadienį 19 val. Per Lietuvos televiziją.